Šrimad Bhagavad Gita, 12 skyrius, atsidavimo tarnystė, 16 tekstas. Mano bhaktas nepriklausomas nuo įprastos įvykių eigos, švarus, sumanus, laisvas nuo rūpesčių ir kančių, vargstantis ne dėl savo darbo vaisių, yra labai brangus man. Mano bhaktas nepriklausomas nuo įprastos įvykių eigos, švarus, sumanus, laisvas nuo rūpesčių ir kančių, vargstantis ne dėl savo darbo vaisių, yra labai brangus man. Komentaras Jo dieviškosios malonės Bhaktivedantos Šrilos Prabhupados. Bhakti gali pasiūlyti pinigų, bet jis neturi stengtis, kad jų gauti. Jei jie savaime ateina viešpatės malonę, jis nejaučia nerimo. Bhaktui natūralu atlikti prausimąsi bent 2 kartus per dieną, keltis anksti ryte ir vėl pradėti dirbti viešpačiui. Tokiu būdu jis yra švarus tiek viduje, tiek išorėje. Bhaktas labai gerai žino bet kokios gyvenimo veiklos esmę. Ir kadangi jis yra įsitikinęs šastrų teiginių teisingumu, jis niekada nesileidžia į konfliktus ir todėl yra laisvas nuo rūpesčių. Jis niekada nepatiria kančios, nes yra laisvas nuo bet kokių įvardijimų. Jis žino, kad jo kūnas yra tik įvardijimai ir nenukenčia, kai kūnas kenčia. Grynas bhaktas nedaro nieko, kas prieštarautų atsidavimo tarnystės principams. Pavyzdžiui, didelio pastato statyba reikalauja daug energijos, bet bhaktas nesiima tokio darbo, nebent jam pritars Krišna. Jis gali prisimti didelę naštą, pastatyti viešpačiui šventyklą, bet jis nestatys didelio namo savo reikmėms. Anapeksha shuchirdaksha udasino gatavyadha sarvarambha parityagi yomad bhakta same priya. Mano bhaktas nepriklausomas nuo įprastos reikalų eigos, tyras, sumanus, laisvas nuo rūpesčių ir kančių ir dirbantis ne dėl savo darbo vaisių yra labai brangus man. Omagyanti mirandasya gyananjana shalakaya chakshurumritam yena taismai shri gurave namaha Shri Chaitanya manobhishtaham schapitam yena bhutale swayam rupakadamahyam dadati swapadantihikam vanchakalpatarubhyascha kripasinkubhyaevacha patitanam pavainebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Taigi, vėl grįžkime prie šios temos – forma ir turinys. Ankstesnėje Bhagavad Gitos paskaitoje jau aptarėme, kad žinome apie veiklos formas, bet ne visada atkreipiame dėmesį į veiklos turinį. Tai yra, kas turėtų vykti mūsų viduje tam tikros veiklos metu. Taigi, čia kalbame apie gryną atsidavimo tarnystę, o tai reiškia, kad laikui bėgant, kai žmogus pradeda savo atsidavimo tarnystės kelią, turi keistis jo motyvacija. Sakoma, kad mes studijuojame šastras, einame į sankirtaną, keliamės anksti, atliekame prausimus. Viską, ką mes darome, turi ugdyti nesavanaudiškumą. Tai visos sadanos tikslas. Ar aš tampu nesavanaudiškas?
Taigi, mes kalbėjome apie šios 3 sielos troškimus, kurie egzistuoja išsivadavusioje sielos būsenoje arba puoselėjami dvasinėme pasaulyje. 3 norai, kurie čia, iškreiptame materialiame pasaulyje, virsta karma, joga, gyana. Tai yra aukščiausios būtybės troškimas viską atiduoti viešpačiui ir likti nuolankiu viešpaties tarnu. Čia, materialiame pasaulyje, šios savybės pavirsta į viską pasiimti iš viešpačio, mėgautis ir būti šeimininku. Ir mes visi stengiamės užimti kokią nors padėtį. Mes jau kalbėjome apie tai. Kiekvienas iš mūsų nori kažką valdyti ar ką nors valdyti. Jie netgi dėl mažutės namahatos dalyjasi valdžią. Susirenka kokie 5 žmonės po darbo ir dalyjasi valdžia. Siaubas. Jie ginčijasi, kas vadovaus namahatai, kas bus vyriausias. Ten jų 3 ar 4 žmonės ir jie kovos. Pažiūrėkite, koks troškulys dominuoti, noras kontroliuoti, noras būti protingesniam už kitus. Aš geriau numatau, aš geriau suprantu strategiją, aš geriau suprantu Krišnos sąmonės filosofiją. Tie 3 nė velnio nesupranta, aš 4 tik suprantu ir tik aš. Nebejotinai, aš turėčiau būti viršininku namahatoje. Kodėl jie pastatė jį lyderiu? Jis visai netitinka lūkesčių. O kai 2 namahatoms sprendžia, kuris bus lyderis, ten dar baisiau. O kai 6 žmonės sprendžia, kuris iš jų, o kada 9 žmonės sprendžia, jau mūšis. Pažiūrėkite, koks didelis troškimas, kas bus svarbiausias. Kiekvienas grūmėsi. Jei jau ne jūs būsite, tai savo žmogų pastatome, kuris bus naudingas jums. Pastatyti savo žmogų ir viskas šiame pasaulyje yra taip painu. Ir viskas yra įsišaknyje šiuose 3 troškimuose. Noras viską pasiimti, noras mėgautis, o ne kad mėgautųsi kitas. Ir galiausiai užimti dominuojančią padėtį. Mes jau aptarėme, ko gyva būtybė siekia karmos lygmenyje. Ko ji nori? Tai gražaus kūno, plius sveikatos, žinoma. Ji nori turto. Ji nori turėti gerą, gražią žmoną arba vyrą ir nuostabius vaikus, gerus namus ir lėkštes. Gyva būtybė nori turėti statusą visuomenėje ir tos visuomenės pagarbą. Viskas. Ir dėl to gyva būtybė pradeda laikytis tam tikro ritualo. Ką tai reiškia? Religija. Žmogui reikia religijos ir yra įvairių rūšių religijų. Pančadharma, Adharma. Čia irgi skaitosi tokia religija. Adharma vadinasi. Reiškiasi, nėra jokios dharmos. Mūsų dharma neturėti dharmos. Aš darau, ką noriu ir tai yra mano religija. Adharma. Paskiau yra asuradharma. Demoniškoji religija. Viskas, kas man neduota, pasiimu pats. Ko mums gamta nedavė, mes viską iš jos atimsime. Upės teka ta kryptimi, mes priversime jas tekėti kita kryptimi. Medžiai čia auga, mes juos nukirsime ir čia pasodinsime. Taigi, gyva būtybė mano aš caras. Kai kurie sako, žmogus pats kuria savo likimą. Savo darbu viskas yra gaunama. Sekantis vadinasi čaladharma, sezoninės religinės veiklos, siekiant pakylėti žmogų, atitraukti jį nuo demoniškų idėjų ir atkreipti jo dėmesį į absoliučią tiesą, į vieną iš jo aspektų, beasmenę paramatmą. Ir sanatanadharma, amžina, pirminė veikla visų gyvų būtybių. Sanatana, amžina, pirminė, konstitucinė visų gyvų būtybių veikla kartu. Sanatanadharma, tarnystė Dievui.
полное предание и Visiškas atsidavimas tarnystei, Krišnai. себя служению Кришне. Итак, Taigi, живые gyvos существа būtybės gana gerai supranta formas ir pavadinimus, в именах, но порой они bet не kartais jos nežino esmės ar vidinio turinio, nes daugeliu žmonių tai neįdomu, kodėl jis turi tokį vardą, ką jis reiškia. Vovka. Kas yra Vovka? Vladimiras, kuris valdo pasaulį. Александр Aleksandras ar Leonidas. всегда Tai reiškia, kai kurie vardai visada atitiko tam tikrą vidinę būseną. внутреннему состоянию. Ir visada kai kurie vardai buvo siejami su pusdieviais, su Dievu, su kokia nors konkrečia veikla, susijusia su dangumi. Итак, Taigi, šis vidinis turinys yra tas, kad mes ne tik esame vardo nešėjai, kaip mes sakome, kad esame bhaktai, mes atsidavę ir tai viskas. Bet turi būti vidinis turinys, suprantant šį žodį, bhakta. бхакти, Kas yra bhakta? любовь Meilė. Aš turiu jausti meilę. к кому? Kam? К Богу Dievui и к его преданным. ir jo bhaktams. Aš turiu patirti šią meilę. Я бхакта Aš тогда, esu когда bhakta я tada, начинаю kai pradedu patirti šią meilę, o ne tada, kai manau, kad myliu, когда я начинаю испытывать. bet kai pradedu patirti šią meilę, kaip Biblijoje sakoma, mylėk savo artimą, mylėk labiau nei save patį, o ką mes labiausiai mylime kiekvienas. Сына, отца, Sūnų, tėvą, motiną, dukrą, tėvynę, ką mes iš tikrųjų mylime labiausiai už visus pasaulyje. Mes mylime save labiau nei bet ką kitą pasaulyje. Mes mylime savo meilę. Mes mylime savo meilę kitam žmogui. Todėl sakome, как ты со мной поступил? Я ж тебя так любил! kaip tu su manimi elgiesi, aš taip tave myliu. Я так люблю! Aš taip tave myliu, kaip tu elgiesi su manimi. Жалко своей любви. Mums taip gaila savo meilės. Mes mylime savo meilę. Kito meilės mes nevertiname. Be to, mes mylime viską, kas iš mūsų ateina. Все свои привязанности. Mes taip mylime. Mes mylime net prisirišimus. Mes netgi mėgaujamės jais. привязанности. Потому что это Nes tai mano prisirišimai. Aš ir mano. Na ir kas, kad turiu trūkumų, bet jie visi mano. Tai daro mane individu. Jei jų neturėsiu, tai aš nebūsiu aš. я уже. Ką, nejaugi aš kaip fėdinka tylėsiu? Jei aš šaukiu, reiškiasi tai esu aš. Jei darau kiaulystes, tai mane ir daro individu. Реальностью. Jei darau išmintingą veidą, tai aš ar ne aš? Ar atrodysiu kaip kvailys? Kas žinos, kad tai aš? Итак, у нас Taigi, mes turime individualumą. Mes turime du individualumus. духовное, Dvasinį individualumą ir materialų individualumą. материальный Materialus individualumas yra kliūtis viskam. Dvasinis individualumas yra tikroji gyvos būtybės esmė. Nila Rasamristių Sinchų. Kiek yra gyvų būtybių, tiek yra santykių su Krišna. Kiekvienas turi savo labai individualių santykių su Krišna. Asmeninį, netgi intimų. Mūsų santykiai paslaptingi. Mūsų santykiai paslaptis. Todėl jie ir vadinasi Šrimat Bhagavatam. Dieviškasis apreiškimas. Paslaptis yra apreiškimas. Kai jūs ateinate pas ką nors, norite atvirai pasakyti I love you. Aš jūs myliu. Tai tiesiog paslaptis. тайна. Ir ne visi gali jausti paslaptį. Ši paslaptis, šis individualumas, ši asmenybė, šis šių santykių intimumas. O mes prisiskaitėme, gopės nuėjo ten su Krišna. Krišna paėmė jų drabužius ir privertė jas pasilenkti. Mes net nesuprantame, kad tai labai intimu, kad tai labai asmeniška paslaptis.
Ir šis transcendentinis dalykas neturi nieko bendra su jokiamis mūsų materialiomis savybėmis. Tai nėra svetimavimas, tai dvasinis žaidimas. Ir sunku suprasti, kodėl, nes tai transcendentalumas. Ką reiškia transcendentalumas? Tai peržengia mūsų materialų supratimą ir patirtį. O tai reiškia, kad mes niekaip negalime to suvokti. Mes neturime tokios patirties ir mūsų smegenys negali to suprasti, to suvokti. To neparašysi nei rašikliu, nei pasaką papasakosi. Tu net negalėsi to sugalvoti. Ačintija nesuprantama, nepasiekiama, kad egzistuoja kažkokios materialios idėjos apie šiuos veiksmus. Tada mes galime klysti dėl savo jausmų, šių veiksmų atžvilgiu. Daugelis žmonių mano, kad Krišna yra meilužis, didvyris. Taip, toks meilės dievas. Kai aš mokinausi, galėjai pavartyti vadovėlius. Krišna, Indijos meilės dievas. Turi 16 108 žmonas, oficialias, ir būrį draugių. Meilės dievas. Kai jie skaito apie Krišną, jis yra meilės dievas, Kupidonas praktiškai. Bet jis ir yra Kupidonas. Jis vadinamas Kamadevaja, transcendentinio geismo valdovas, Kamadeva. Kas yra Kama? Geismas. Jis yra viešpats. Ir kažkas galvoja, jis mūsų meilės dievas. Bet Krišna ir meilės dievas, ir karo dievas, ir visko dievas. Jis yra dievas. Ir viena vertus tai atrodo kaip prieštaravimas. Kaip tai Krišna meilės dievas. Bet iš tikrųjų ir yra Krišna meilės dievas. Nes iš jo kyla pagrindinė energija. Kokia energija? Bhakti. Kas yra bhakti? Meilė. Kokia? Transcendentinė. Transcendentinė. Viešpats Šaitanija atskleidė Mahabhavą. Mahabhava yra transcendentinių jausmų viršūnė. Kas gali mylėti taip, kaip apibūdina viešpats Šaitanija? Į kokią būseną įžengia viešpats Šaitanija, matydamas Krišnos dievybę? Jis atsistoja už šio stulpo, kaip jis vadinamas, Garudas tampa. Paaiškinama taip. Jis žiūrėjo tik iš už stulpo, kad nematytų Subhadros ir Balaramos. Jie trukdė, nes viešpats Šaitanija buvo Šrimati Radharani nuotaikos. Jis norėjo konkrečiai matyti Džaganathą. Ir prasidėjo problemos. Jis norėjo matyti Džaganathą. Šrimati Radharani nori matyti Krišną. Ir didžiulės Krišnos akis. Nuostabu. Kiek daug intimių dalykų aprašoma. Ką reiškia žodis intimus? Kad žmonės suteiks jiems materialistinį atspalvį, nesupras jų esmės, jie nesupras jų esmės. Taigi, mes šiuo metu skaitome šį skyrių apie atsidavimo tarnystę, kuriame Krišna aiškina Ardžunai šią vidinę bhaktos būseną, kas vyksta jo viduje. Pirma, jis sako, kad mano bhaktas nepriklauso nuo įprastų reikalų eigos. Jis nepriklauso nuo to. Niekada nežinai, kas vyksta. Ar tai politika, ar doleriai krenta, ar šokinėja, kažkas ten pusiau pasidalino aliuminio gamyklą, persipjovė per pus, kas tapo prezidentu, kas ten Irake, jis nesijaudina. Jūs pastebėjote, mūsų politinė šalis. Mes gyvename su visu pasaulio skausmu. Visi žiūri televizorių, kaip ten, o kaip ten, labai susirūpinę dėl įprastos reikalų eigos. Koks autobusų grafikas, kaip ir kas. Ir čia pasakyta, kad jis nuo to nepriklauso.
Jis netampa priklausomas nuo šito, bet mes priklausomi nuo to. Зимой горячий Karštą vandenį atjungia ir mes priklausome. батареи раз, Radiatorių žiemą išjungia, kai 30 laipsnių šalčio. Ir viskas. и мы говорим. Ir mes sakome, o mes nesame priklausomi nuo dabartinės padėties. Ar elektrą išjungtų 3 dienoms? Ar galite įsivaizduoti, kokie mes esame priklausomi nuo visko? Ощущали это? Ar jūs tai jautėte bent kažkaip? Воды нет. Vandens nebūtų ir viskas. Miestas, civilizacija. Mus taip lengva sunaikinti. Atjunkite elektrą, vandenį ir mums viskas. Ir po to pasakyti, balsuokite už mus, mes įjungsime elektrą. Duokite mums po rublį, įjungsime vandenį. Ir mes balsuosime ir paukosime po rublį, nes esame visiškai priklausomi. Дальше он говорит, Toliau pasakyta, švarus. что значит чисто? Ką reiškia švarus? Jis neturi jokių savanaudiškų motyvų. Jis turi tik vieną troškimą – atnešti viešpačiui pasitenkinimą. Yra vienintelis jo troškimas. Todėl jis tyras, jis neturi jokių priemaišų. Kaip dainoje dainuoja. Поет Наратам даст. Naratam das akūra. Разве могут Ar gali visi mūsų turtai, jaunystė, sūnus, giminės ir draugai gali suteikti mums tikrą laimę? в той песне говорится? Arba kaip kitoje dainoje sakoma, man nereikia turtų, man nereikia moterų pasaulietinėje poezijoje. Поэзия, Man reikia moterų transcendentalinėje poezijoje. спетый в трансцендентальной поэзии. Gopių. Kas yra gopės? Jos giedamos transcendentalinėje poezijoje. Сейчас утром читаем. Молитва, Šįryt skaitome maldas karalienės Kunti, vakur moteris, tyra atsidavusi. как Прабхупада Propada juokėsi. Jis sakė, jei norite būti patrauklus moterims, domėkitės šiomis moterimis. Jei norite skaityti meilės laiškus, skaitykite mano ranką rašytus. Ko jūs lendate dar kur nors? У мужчин это естественно. Vyrams natūralu galvoti apie moteris. Jis sako, paimkite šias knygas, ten tiek daug moterų, košmaras, ten vien moterys. 24 valandas galite galvoti apie Šrimatį Radharanį, prašom. Apie Lolitą galite galvoti, apie Subhadrą, kaip tik jums patogiau. Apie Taravalį, apie Kunti, apie močiutę Purnovasį. Močiutė Purnovasį labai graži. Jos kūnas 18-metės, bet ji močiutė. Мы думаем, Mes galvojame, kad sena močiutė vaikšto po dvasinį pasaulį su ramentais ir mojuoja ramentu. Ir kriokė, grįžta, kur vėl išėjai. говорится, Sakoma, kad jos kūnas niekada nesikeičia. Ji visada turi 18-metės, gražuolės kūną. Kai ją pamato, iškart norisi su ją познакомиться. susipažinti. Когда они видят бабу, Kai pamato močiutę Purnovasę, jie iškart nori su ją susipažinti. «Можно с вами вас Mergytė, ar galiu su jumis susipažinti? Aš jūs myliu. Мы-то думаем, что там O mes galvojame, kad močiutė ar senelis ten atrodo kaip čia. Nebejokaukite, tada niekas nebenorėtų būti močiute. это должность. Taigi, ten pareigos, tai ne amžius. O čia močiutė, jau viskas. Su odele kaip išmirkytas obolys, žilų plaukų pėdsakai išlindę, viskas nukabę, senatvė yra baisi, ji nepatraukli. Senatvė yra tada, kai žmogus yra senas ir neturi jokių savybių. Tai baisus žmogus. Стариков уважаем. Kodėl seni žmonės buvo gerbiami? Todėl, kad vedų civilizacijos tikslas buvo su amžiumi pakilti bent minimum iki gerumo gūnos lygio, o galutinis tikslas buvo pasiekti transcendentinę platformą senatvėje. Минимум. Tokiu būdu visi pagyvenę žmonės, kokioje buvo gūnoje? Dorovės. Жизнь была для того, Visas jų gyvenimas buvo bent jau apsivalyti, kaip minimum. минимум
это самый... Toks žmogus buvo laikomas puolęs prieš gerumo gūną. Kodėl esi gerumo gūnoje? Kodėl ne transcendentinėme lygyje? И описывается 20... Aprašomas 26 Vaišnavo savybės. Tik įsivaizduokite seną vyrą su šiomis savybėmis. Propada senuko kūnas. Bet pažiūrėkite, jis apsuptas jaunimo. Pažiūrėkite į jo nuotraukas, į filmus. Jį supa gražios jaunos merginos ir jauni vyrai. Iš kur senas vyras įgijo tokias savybės? Кем они окружены? Jūs pažvelkite į mūsų senukus. Kuo jie apsupti? Šunimis, katinais kažkokių nežinomų rūšių. Arba tų pačių senų vyrų ir senų moterų. Jauni žmonės jų net nesiekia. Kodėl? Jie neturi savybių. Net jei ir turėtų ką nors gero, su amžiumi jie blogėja. Ar suprantate, kodėl taip nutinka? Seni žmonės netapo geresni. Jie nežino, kad gyvenimas skirtas apsivalymui. Todėl senatvėje jų kūnai susendavo ir tapdavo nepatrauklus. Prie to jie dar tapo bjaurūs viduje. Ir todėl jie atiduodami kur? Į senelių namus. Jos išgrūda į senelių namus. Nori nuo jų atsikratyti, nuo kvapo, tas, anas ir taip toliau. Siaubas. Bet vedų kultūroje senas vyras buvo didi asmenybė. Sena moteris buvo labai vertinama. Nes nuo pat mažens ir senatvėje jie žinojo šastras. Jie tapdavo atsiskyrėliais, išsiugdę šubdha. Kas yra šubdha? Išsiugdė geriausias savybės. Ne šiaip pragyveno gyvenimą, jie išvystė savo prigimtį, išsivalė. Ir todėl jaunuolius natūraliai traukė tokia asmenybė. Jie tapdavo išminčiais. Tokia močiutė ir toks senelis buvo išminčiai. Visi seni žmonės buvo išminčiai. Nesvarbu, kas jis buvo. Vaiša, kšatrijas, brahmanas, visi su amžium turėjo pakilti. Jei mes čia esame su amžiumi žemėjantis šiuolaikinėje civilizacijoje, tai jie tobulėjo su amžiumi. Taigi senatvė nebuvo tokia šlikšti ir atstumianti, kaip kokio marazmatiko. Lenin! Oi, Leninas! Anksčiau mes geriau gyvenom, dešrą galėdavai nors ir užsiversti. Kodėl jaunimas negerbė pagyvenusių? Nes jie mato, kad jie nepagerėjo, jie pablogėjo. Visos jų savybės suprastėjo. Nusivylę, kvaili, irzlus, viskuom nepatenkinti tampa. Ir paniurę. Jie manė, kad gyvenimo tikslas patenkinti savo šeimos poreikius, bet jų sielos liko nepatenkintos dar daugiau. Niekas negali gyventi su Anyta, niekas negali gyventi su savo Anyta, tai baisu, štai kodėl visi juokiasi iš uošvės. Žiūri į vaistinę ir sako, štai tavo mama ledus valgo. Žinote, gyvatė lėkštėje. Kodėl? Kodėl vedų laikais šeimose karaliavo taika? Anyta laikė savo motiną, atverdavo jai širdį ir klausydavo jos. Nes su amžiumi žmonės gerėjo, jie tapdavo tyresni, švaresni, kilnesni, mažiau pavydus. Neturėjo noro ieškoti kitose netobulumų ir taip toliau ir panašiai. Štai kas nutikdavo su amžiumi ir tai turėtų nutikti ir mumyse. Mes augame. Amžius dabar baisus, todėl visi sako, o Dieve, man jau 40. Bet jei jūs tobulėjate, tai su kiekvienais metais nesenstate, o tampate geresnis ir patrauklesnis. Kaip dainavo vienas dainininkas, mano metai yra mano turtas. Iš tiesų, šie metai tampa turtu. Nes jūs tampate geresnis ir sakoma, kai širdyje pražysta bhakto daigas, jis tampa patrauklus visiems. Bet kad pražystų bhakto daigas, reikia laiko. Laikas metams bėgant pražysta. Žiedas pradeda augti.
когда вот шили Прабхупаде было O kai Prabhupadai buvo 69 metai, žiūrėkite, jaunuoliai ir jaunuolės jo žavėjosi. Jie negalėjo palikti šio vyro, kuriam buvo 69 metai. Jie nenorėjo bendrauti su niekom išskyrus jį. Jie nusilenkė jam, bėgo paskui jį ir buvo pasirengę paaukoti savo gyvybės už šį senuką. Štai jums ir senukas. Ir niekas jo kitaip nesuvokė, nei mes dabar suvokiame senus žmonės. 70 metų jis buvo suvokiamas kaip didelis turtas. Jie galvojo, o Dieve, kiek daug jis žino, oho, nieko savo. вот это да. Или сейчас. O dabartiniai 70-mečiai, jie visiškai išprotėję. Сейчас уже в 50. Nors dabar 50 labai keistai elgesi. Очень себя ведут. Nežino jokių tiesų, užsiciklinę, užsikompleksavę į kažką. Jie turi kompleksų dėl kažko. Įvairūs stereotipai, fobijos ir manijos su amžiumi vystosi. Jei sirgote manijomis, fobijomis, visa tai praeina. O čia atvirkščiai, su amžiumi viskas ateina ir galiausiai žmogus tampa senatvėje marazmatikas, Маразматик становится. Склеротик. sklerotikas, marazmatikas, šizofrenikas, paranoikas. Kas ten dar daugiau? Вот что развивается. Štai kas vystosi. И поэтому мы говорим, Ir todėl mes sakome, senatvė siaubinga. Kodėl? почему? Todėl, kad mes kreipiame dėmesį į formą ir nekreipiame dėmesio į turinį, kas turėtų vykti mūsų viduje. Должно происходить. Štai kodėl senatvė tokia negraži ir nemaloni. Неприятно. Bet mes sakome, Великие мудрые. didieji išminčiai vyresnėjai, taip randame literatūroje. Такое мы находим. Senovės literatūroje taip garbino vyresnio amžiaus žmonės. Vyresnieji nusprendė, kad bus taip ir visi tuoj pat paklusdavo. Сейчас старики. O dabar, jei vyresnio amžiaus žmonės nuspręs, tai bus ojojoj, tavo gyvenimas baigsis iškart. Кончилось сразу. Если эти, вот помните, у нас было это бюро Prisimenate mūsų seniorų namus? престарелых. Kaip tik jie nuspręsdavo, viskas būdavo tiesiog košmariška. Ir tai yra vyresnieji. И вы потом Ir tada perskaitote, kaip vyresnieji susikūrė dar vieną kvailystę. казанули. Pažiūrėkite, kas nutiko. Что происходит? Ir kas vyksta. Tam yra priežastis. Kodėl? Что мы можем так Mes taip pat galime nutraukti savo gyvenimą, sutelkdami dėmesį į formą, taip ir nesuprasdami turinio, kas turėtų vykti mūsų viduje. Turime tobulėti iš vidaus, mūsų savybės turi tobulėti. Ir tada mes niekada nesensime. бабушка Пурнамаси, Štai kodėl močiutė Purnovasi yra 18 metų. значит что? Ji yra močiutė, o tai reiškia, kad išmintimi ir savybėmis lenkia net kitas. Žmonės kreipiasi į ją patarimo. Įsivaizduojate, jauna, graži, ji apibūdinama kaip akinančiai graži. Ji traukia tiek daug žmonių, todėl ten žodis močiutė yra transcendentinis. Сморщенная, Jei pas mus močiutė, tai iškart susiraukšlėjusi ir gera. сморщенная и добрая. Да, а иногда O kartais susiraukšlėjusi ir paniurusi. Na, kiekvieno skirtingas požiūris. Pavyzdžiui, mano močiutė labai sena, kad vos gali paeiti, bet ji labai maloni. Tiesiog maloni. O ten dvasinėme pasaulyje močiutė yra visų pirma su patirtimi, išmintinga, išmananti ir ji geresnė už kitus. она лучше друг. Ji geresnė už kitas savo savybėmis ir taip pat turi akinančiai gražų kūną. Štai kokia močiutė. Вот какая бабушка. Ir senelis toks pat. O senelis visiškas atgimimas. Вообще откат. Matote, kaip viskas suvokiama skirtingomis formomis. В различных Ir kai skaitome vedų literatūrą, neturime pamiršti šių žmonių vidinės prasmės, kas šių žmonių viduje. Dabar buvo Pančakadaši, kada rekomenduojama skaityti Bhishmadevos išėjimą. Skaitėte, mes jums išsiuntėme.
Koks buvo mėnuo? Kas atsimenate? Prisimenat? Paskutinės 5 dienos prasideda Ekadešas, pasninkas. Ir sakoma, tik niekšas nepasnikauja. Tiesiai šviesiai pasakyta šastruose, tik niekšas nepasnikauja. Jei žmogus nesilaiko pasniko, šio nuostabaus mėnesio paskutinės 5 dienas, toks žmogus vadinamas puolęs, niekam tikęs, nerimtas ir niekšas. Nebejotinai tai sako šastros. Этот месяц особо дорог Кришне. Šis mėnuo yra ypač brangus Krišnai. Šį mėnesį Krišnos netenkina jokia veikla. Bet jeigu jūs jam pasiūlysite liepsnelę, jis bus nepaprastai patenkintas jumis. O jei kasdien jam siūlysite liepsnelę, jis bus su jumis laimingas kiekvieną dieną. O jei jūs atsivedėte dar ką nors ir pasiūlėte, pasiūlyk liepsnelę. Tiesiog pasukite ratu ir pasiūlykite. Tada jis bus dvigubai patenkintas jumis. Tai aprašoma šastruose. Ir tas, kas pasiekiama griežtomis tapasijomis ar studijuojant šastras, sakoma, kad viena liepsnelė aukščiau 1000 ašvametha jagijų. Jei paukodavai vieną kartą liepsnelę per mėnesį kartiką, vadinasi gavai daugiau rezultato nei 1000 ašvametha jagijų. Ar žinote, kas yra ašvametha jagija? Arklio paukojimas. Tai prilyginama 100 radža su jagijam. Pačiam rimčiausiam paukojimui. Viena liepsnelė per mėnesį kartika. Ar galite įsivaizduoti, kokią palaimą gauna žmogus? Sakoma, kad tik kvailys ir beprotis nesupranta to. Nes žmogus yra nerimtas, kvailas ir niekšas. Tai sako šastros. Taip mes jums atspausdiname, išsiuntėme visiems. Nežinau, kodėl negavote. Norėjau, kad jį perskaitytumėte visi. Jame prašomos šios 5 dienos. Jame sakoma, kad reikia kiekvieną dieną skaityti Bhishmadevos išėjimą. Namuose šį vakar pasimkite Šrimad Bhagavatam ir perskaitykite Bhishmadevos išėjimas. Jei neapsiverksite, reiškės, turite problemą. Jei nepajausi, koks esi laimingas, kad gali užmegzti ryšį su tokiu žmogumi, kokios tada buvo asmenybės? Bhishmadevos išėjimas. Ką jis kalbėjo, tai nuostabu. Suspaudžia širdį. Tu skaitai kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną iš tavo akių rieda ašaros. Tu džiaugiesi, kad tau nusišypsojo tokia laimė. Jei ne Prabhupada, jūs taip ir niekada net nebūtumėte sužinoję, kad egzistavo tokie žmonės žemėje su tokiu atsidavimu Dievui. Visas 5 dienas turėjote skaityti Bhishmadevos išėjimą, o 5 dieną jūs tiesiog pradedate verkti, tiesiog atsiverčiate ir užtenka tik pažiūrėti Bhishmadevos išėjimas ir jūs jau verkiate. Ir jūs galvojate, o koks žmogus, kokios asmenybės buvo. Tau Bhishmadeva tampa viskas. Jūsų širdis išsivalo, nes jūs pradedate žavėtis tuom, kuom reikia žavėtis, o ne kažkokiamis pop žvaigždėmis. Ar tais, kurie aš rūkau Malbarą, arba keistai kalbančiais ir vaikštančiais žmonėmis. Kaip jis sako, Oriflame, aš to verta, ir po to jūs pats pradedate naudotis Oriflame. Susižavite fiziognomiką. Taigi, forma ir turinys niekas nesupranta vidinio turinio. Kas yra viduje? Viskas tuščia, tuštuma. Taigi, Krišna paaiškina Bhakto situaciją. Bhaktas, kuris yra laisvas nuo rūpesčių ir kančių ir kuris nedirba dėl savo veiklos vaisių, yra man labai brangus. Tai yra, ši vidinė būsena turi būti vidinis motyvas. Prabhupada rašo, kas nutinka su Bhaktos kūnu, jei kūnas kenčia, jis nepatiria kančios. Kas, kad ten yra pas jį inkstai, širdis, stuburas.
Kūnas visada kenčia, nes jis yra materialus ir jį veikia materialios gūnos. Есть описание, что Yra aprašymas, kad tyras bhaktas materialios gamtos gūnams atiduoda save, kad būtų sudraskytas. Draskykite, растерзайте. Я не тело. aš ne kūnas, man viskas gerai. Tegul pas mane kažkas išsijunginėja, paralyžiuojasi, aš ne kūnas. Как тот Браман, Kaip tas brahmanas, jis nieko neturėjo pasiūlyti Krišnai. Ką jis tuomet padarė? Jis tiesiog atsisėdo ir užmerkė akis ir nuėjo į turgų. Манману Бхава Мадбхакто, я могу в медитации все это сделать. Visą tai galiu daryti, medituodamas. Jis tiesiog atsisėdo, užmerkė akis ir nuėjo į turgų. И быстро до него Ir greitai ten pateko. шел бы месяц. Taip tai jis būtų ėjęs mėnesį. O dabar turguje atsidūrė per 5 minutės. Ir turgus buvo absoliučiai fantastiškas. И у него даже деньги. Turguje buvo visko. Ir jis netgi turėjo pinigų su savimi. Так у него не было. Šiaip jis neturi pinigų. Bet meditacijoje jis turėjo nedidelę sumą. Jis susirinko auką labai greitai. Не так, как наяву. Ne taip kaip Ievai. Jie neaukoja Ievai. Ну, он быстро Na, jis greitai susirinko aukų, выбрал самый лучший. išsirinko geriausius ryžius ir netgi pasiginčijo su tais pardavėjais iki pamelinavimo. Быстро поспорил. Jis greitai pamelinavo, greitai ginčijosi ir greitai juos įtikino. Ir jie jam pardavė ryžius. Дали ему рис. Jis labai greitai grįžo iš turgaus, С рынка. jis netgi turėjo puikius puodus. Jis netgi visą tai greitai sumakalavo. Забаламутил. Прекрасная Ir pečius puikus. ставил. Viską uždėjo ant pečiaus, pridėjo prieskonių. Сахарку. Cukriuko įbėrė. Какой рис получил? Na štai kaip gavosi ryžiai. Ir jis netgi nekantravo. Jis paėmė indus, viską išdėliojo. Ir vienintelis dalykas, apie kurį jis pagalvojo, o jai per karštą. И засунул туда. Ir įsikišo ten pirštą. И вскрикнул от Ir suklikė iš skausmo. И когда вышел из медицины, O kai išėjo iš meditacijos, jo pirštas buvo toks ištinęs, visiškai nudegęs. поэтому мало ли что, Todėl maža kas vyksta su kūnu. Jis ne kūnas. он не тело. Мы должны усилить Turime sustiprinti savo meditaciją tiek, kad nebūtų skirtumo tarp to, kas yra viduje ir to, kas yra išorėje. Nėra jokio skirtumo. Итак, Taigi, Prabhupada sako, kad kiti siūlo bhaktui pinigus, bet jis neturėtų dėti jokių pastangų, kad juos gautų. Jis neturi dėti pastangų, kad gauti pinigus. должен усилие это делать. И когда мы говорим Ir kai mes sakome bhaktas, koks bhaktas? чистый, Grinuolis, švarus bhaktas. Кришна позаботится. Jei jūs rimtas bhaktas, Krišna tavimi pasirūpins. Mes jau aptarėme. Krišna sako, aš visada pasirūpinsiu tuo, kuris atsidavė savo sielai. Усилие делается. Bet mes matome, kiek pastangų dedama, kad gautų pinigus. Кришна также объясняет. Bet Krišna paaiškina taip, Преданному приходит всё kad само собой, atsidavusiajam viskas ateina savaime, kaip jo atsidavimo tarnystės rezultatas. Štai kodėl Prabhupada viename iš Bhagavad Gitos komentarų aprašo. он забыл начать. Regis Ardžna pamiršo, kaip pasiekiama materiali laimė, atsisakydami vykdyti Krišnos norą. Хотите материально, Tai yra, jei jūs norite tapti materialiai laimingi, jūs turite įvykdyti savo dharmą prieš Krišną. дхарма ракшати ракшати. Dharma rakša raksati. Заботься о дхарме, а Pasirūpink dharmą ir dharma pasirūpins tavimi. Vedu civilizaciją ant ko laikosi. дхарма. Varna ašrama dharma. Dharmos įvykdymas. Pagrindas. Результат дхармы. Kaip dharmos rezultatas pasirodo kaip artha. Какое артха? Kas yra artha? Turtas. Как результат Turtas pasirodo kaip dharmos rezultatas. Tai ne tai, kad randate kokį draugelį ir jis tave paskiria kokiu nors direktoriumi. там Nu, gal makaronų fabriko. фабрики или чего-то там. Ar ko nors kito. Gal, pavyzdžiui, butelių fabriko. Фабрики. Arba jis tau ką nors pakiša. Подсунул. Нет. Ne. Результат дхармы. Kaip dharmos įvykdymo rezultatas.
Veikiu pagal savo dharmą. Наша дхарма как называется? Kaip mūsų dharma vadinasi? Дхарма. Sanatana dharma. Бхакти-йога. Bhakti yoga. Kaip atsidavimo tarnystės rezultatas. К нему приходит Viskas jam ateina savaime, dėl jo atsidavimo tarnystės. Dharma, артха, artha, кама. kama. Он получает Jis patiria jūslinį malonumą. в шастрах описано. Šastrose tai aprašoma. Наслаждается. Kartais mano bhaktas mėgaujasi jausmais, o paskui netgi jaučiasi sugėdintas. Bet aš jam atleidžiu, nes po pasimėgavimo jis vėl sukaupia jėgų atlikti kokią nors atsidavimo tarnystę dėl manęs. Ir mokša. Цель какая? Koks tikslas? Освобождение. Išsivadavimas. Viešpats Šaitanija paaiškina, kas yra mokša arba kas yra mukti ir parodo šad budžą. Он говорит, ты не понимаешь Jis sako, tu nesupranti tikrosios šio žodžio reikšmės – mukti. достижения. Tai yra Brahma nirvanos pasiekimas, išsivadavimas į vieną iš Vaikunchos planetų. Слияние с Браманом. Tai nesusiliejimas su Brahmanu, kad išsilaisvinti iš kančių, o išvystyti meilę Dievui Любовь к Богу. И получить освобождение ir gauti išsivadavimą meilėje. в любви. Мукунда. Mukunda yra tas, kuris suteikia išsivadavimą, tas, kuris dovanoja mukti. Кто такой Мукунда? Kas toks yra Mukunda? Krišna. Кришна. Krišnos pažinimas ir ryšio su jo kūrimas. Tiesa yra išsivadavimas. И он проявляет шести рук. Ir jis pasireiškia 6 rankų formoje, kurioje yra viešpats Ramachandra, Krišna ir pats viešpats Čaitanija. И сам Господь читает. 6 rankų formoje. Taigi, neturime pamiršti tų savybių, kurias turime mumise išsiugdyti ir kurias turime puoselėti bei lavinti. Эти качества. Говорит, Sakoma, kad auka, tapasija ir labdara apvalo net didžias sielas. благотворительность. Davimas Мы должны уметь отдавать. mes turime išmokti duoti. Mes turime mokintis duoti. Мы должны ждать год, чтобы... O mes tempiame metus, kad paaukoti $100 gūrų ir galvoti, Но в год столько... va, aš daviau $100 labdarai, bet kiek aš per metus laiko išleidau visokiems niekams, visokiems nereikalingiems daiktams, kad patenkinčiau kai kuriuos savo jutiminius poreikius. Дети, жена... Vaikai, žmona tiek daug ištaškyto visokioms nesąmonėms ir mes išdidus. 16 главе 16 skyriuje istorijose pasakyta, jie kartais išdidžiai atlieka aukas, nesilaikydami jokių taisyklių ir nuostatų, tik dėl pasirodymo, kad pelnytų pagarbą arba savo pačių akyse demonai. демоны, и мы можем культивировать. Ir mes galime puoselėti demoniškas savybės ir manyti, kad esame tokie pat pažangus kaip Džarasankha. Джарасанха. Джарасанха был демоном. Džarasankha buvo demonas Славился ir по jis всей visoje Барата, Barata ašroje buvo šlovinamas, o jo tikslas buvo išgarsėti kaip iškiliausias aukotojas Brahmanams. Браманом. И он завоевал... Jis pelnė didelę žmonių pagarbą. Демон. Vat koks demonas. Jis išdidžiai aukoja, viešai tai darė. Jis tiek daug aukoja Brahmanams. Ir ką jis be pasakydavo, visi pritardavo. Kas būtų pagalvojęs, kad jis tiek daug paaukojo, o jis buvo demonas. Он был демон. И бил Ir jis daužėsi į Dvarakos vartus. Norėjo pamatyti Krišną, svajojo nužudyti Krišną. Štai kas tai yra. Нарада Муни говорит, Narada Munis sako, netgi jeigu žmogus nešioja Brahmano virvę, rėkia, dainuoja šventus vardus ir tuo pačiu neužsiima meilės ir atsidavimo tarnystė Krišnai, jis yra demonas. демон. Va ką sako Narada. Ir mes visi esame pasekėjai. Kieno? Narados. Нарады. Потому что
народа духовный учитель. Kas yra žmonių dvasinis mokytojas? Vasudeva. O mes visi esame jo linija. Поэтому это внутренний Todėl tai yra vidinis turinys. O mes apie save galime daug ką prisigalvoti. очень продвинутый. Galime laikyti save labai pažengusiais ir panašiai. Galime save tyrinėti žvelgdami į savo egoizmo šviesą. Начнем рассматривать Bet jei pradėsime tyrinėti save iš vidaus, per Bhagavad Gita, pamatysime daug dalykų, ties kuriais turime dirbti. Ir apskritai, tai nėra taip sunku. Tai reikia peržengti savo netikrą ego, o intelektas leidžia tai padaryti. позволяет это сделать. Только в человеческой форме Tik žmogaus gyvenime galime išvengti vadovavimosi netikru ego. разум может сделать нас Intelektas gali mus padaryti dosnius, делает всегда каким o protas visada mus daro kokius? Gopšius, godžius, šikštuolius. разум нас может O intelektas gali padaryti mus dosnius, ум нас делает мстительными. protas daro mus kerštingus, o intelektas gali padaryti mus kokiais? Atleidžiančius. Поэтому Кришна Todėl Krišna sako, užpildyk savo intelektą, užpildyk intelektą žiniomis ir intelektu kontroliuok protą ir tada protas taps tavo draugu. но если ты слуга своего ума, Bet jei esi savo proto tarnas, tau batai, visą gyvenimą tavęs laukia kančios ir nusivylimai. все, что ты Viskas, ką suvoki kaip nektarą, pavirs į ką? яд. Į nuodus. И все, что ты сейчас Ir viskas, ką šiuo metu atmeti iš dvasinio tobulėjimo ir manai, kad tai nuodas, это неестественно. Каждый должен быть естественным. čia nenatūralu, kiekvienas turime būti natūralūs. Visa tai pavirsta į nektarą. Это пассия. Visa ta pasija pavirsta į nektarą. O visas nektaras, kuris jaučiamas jūsliniais malonumais, visa tai neša tik kančią ir nusivylimą jūsų meilėje. Своей любви. Сначала вы разочаруетесь, Pirmiausia, jūs nusivilsite savo meilės santykiais, дадут радость. nes anksčiau ar vėliau būsite išduotas. Susiras ką nors kitą, arba jūs susirasite ką nors kitą. Ir galvosite. Чушь. Oi, koks aš kvailys, pasirodo, va, ką aš mylėjau visą gyvenimą. Žinote, netgi pas mus aš tai girdžiu. Вот новое пришло. Dabar atsirado nauja ir vėl kvailai įsimylėjau. Ir viskas nuoširdu, jis dabar jau ją myli. Ir iki pat grabo lentos. Гробовой доски. Столько гробов. Tiek daug karstų reikia, o dieve. Da jau didžiulis karstas. Ten tūkstančiai lentų. Там тысячи досок. Tiek daug karsto lentų. Ojojojojoj. Целое кладбище. Jau ištisos kapinės. Ir visi iki grabo lentos. Бах, любовь. O šiuose karstuose meilė. Mirusi meilė. Любовь умерла. Taigi, turime stengtis teisingai suprasti visą savo veiklą, kaip klausomės, kaip giedame, kas yra valymasis. Пометование. Это Šis veiksmas rodo, kad mes veikiame. что такое Mes prisimename, kas yra dievybės garbinimas. Kas yra dievybė? Ar žinome apie šias sitchas? дать нам? Dievybė gali mums tiek daug malonės duoti. Прабхупада говорит, почтовый Kaip Propada sakė, pašto dėžutė sujungta tiesiai su Krišna. Кришной связан. Все, что вы говорите, божество, Viskas, ką sakote dievybei, girdi Krišna, nes dievybė instaliuota. Jie įsteigta autoritetingo pašto skyriaus. Прабхупада сравнивает. Propada palygina. Jei nusiperkate savo gražią pašto dėžutę ir dar prisikalate ir metate laiškus, ar juos kas nors iš ten paims? Paštininkas neatvyks ir nepaims. Ne. Он вынимает только из тех ящиков, которые установлены. Paštininkas išima tik iš tų pašto dėžučių, kurios nustatytos pašto skyriaus. Todėl ant visų pašto dėžučių numeriai, adresai. Он-то их объезжает. Jis juos išsiunčia. Tada jūs gaunate Вам į приходит paštą. почта, туда бросают, O jūs вы оттуда pasiimate iš ten. Прабхупада сравнивает божество. Propada palygina dievybę su pašto Вы dėžute. говорите, что вы хотите. Jūs sakote, ko nori, išsiunti, o iš ten ateina atsakymas. В другом месте берете.
Taip nebūna, kad nueini kažkur kitur ir pasiimi. Ne. Стоите перед божеством, Atsistojate prieš dievybę ir dainuojate. поете Говинда Мади Govinda, Mai Purusha. Кришна говорит, Ir Krišna sako, imk, gaudyk. получаете. Ir jūs gaunate. Вы просто этого не видите. Jūs tiesiog to nepastebite. Будет очень благоприятно. Krišna sako, gaudyk. Manau, tau tai bus labai naudinga. Gaudyk. Supraskite tai. Да? Если мы этого Ir не jei знаем, mes to nežinome, jei tai tik įgavo kažkokią formą, tada bus labai sunku tobulėti. Mes išbarstysime labai daug savo gyvenimo. конечно, даст нам прогресс. Žinoma, tai suteiks mums pažangos, bet mes tam skirsime labai daug savo gyvenimo. Очень много. Labai daug. Прабхупада говорил, может, Propadas sakė, kad galima gyventi 10 000 metų šventyklose ir kartoti džapą ir taip nepažengiant į priekį. Šventykloje gyventi, praktikuoti brahmačariją ir džapą dar kartoti. Ir taip jie tobulės per 10 000 metų, jei mes nepripildysime jos vidinių turinių. поэтому мы говорим Tai kodėl mes kalbame. о всерадующем, O visų malonių teikiantis ir visus traukiantis viešpatie. энергии. O vidinė malonumo energija. У нас должно быть это Pas mus turi būti vidinis noras patenkinti Krišną, suprasti Krišną, внутри у меня, noras žinoti, koks procesas turi vykti mano viduje. внутренне Ar aš tai darau su vidiniu pasauliu, чую я эту лампаду. sukinėju šią lepsnelę. Пошел. И там. Теперь. Шри Гуру Чарана Падма. Кто переводит? Kas prisimenate vertimą? Tiesiog niekas neprisimena vertimo. Niekas. Кто по милости гуру там. Na, kažkas ten apie gūrų, kad gūrų malonę galima perplaukti kažkokį upeliuką ar kažkas panašaus. Ar pėdos, ar lotosas, ar kojas. Kažkas patenka į širdį, paskui bakti ir viskas. Yra tik ritualas. Ритуал. Ir tada mūsų savybės negerėja. Кто быстро Kas greitai progresuoja? сконцентрирован Tas, kuris dėmesį skiria ne tik formai, bet ir turiniui. Turiniui. на содержании. Поэтому Прабхупада говорит, Todėl Propadas sako, несовершенен по форме, имеет kad galbūt mano Bhagavatam yra su trūkumais, netobulos formos, turi trūkumų ir klaidų, bet Bhagavato dvasia buvo perteikiama nepajudinamai. Таким образом, форма не так была. O forma netokia jau svarbi. Он был неизменный. Taigi forma nebuvo tokia svarbi. Svarbu buvo dvasios nekintamumas. Lygiai taip pat atsidavimo tarnystėje svarbu. Крутили что-то там. Galbūt jūs ko nors nesukramtote, ne taip nusilenkėte, bet jei viduje buvote teisingai nusistatęs, viskas padaryta tobulai, Идеально. nes vidinė dvasia yra svarbesnė už formą. Дух важнее формы. Хари Кришна. Мой бхакта, независимый Mano от bakta nepriklausoma nuo įprastos įvykių eigos, tyras, sumanus, laisvas nuo rūpesčių ir kančių ir dirbantis ne dėl savo darbo vaisių man yra labai brangus. очень дорог мне. Пожалуйста, вопросы какие? Prašau, gal turite klausimų? Ну, сколько начал? Kelintą valandą pradėjau paskaitą. Без... Be 5:07. Planavau, kad jį truks neilgiau kaip valanda. И больше часа. Kad nereikėtų jūsų užlaikyti, dabar turime laiko klausimams. Вообще-то я, как вы же Tiesą sakant, kaip žinote, aš esu didelis visokių istorijų, ypač juokingų žinovas, bet norėčiau papasakoti jums kai ką rimtesnio. более серьезно. Ну, сейчас. Na jo, dabar pradėsiu dalintis išradingais dalykais. Gudruoliai, Концерт. Lakšmina Rajano koncertas atkeliavo. Pirkite bilietus. Почти что это. Серьезно? Noriu jums rimtą dalyką pasakyti. Mes ir taip čia jau daug juokiamės. Labai daug. Потому что я не выдерживаю. у меня- Kadangi negaliu to užlaikyti, išsprūsta visokie juokeliai. Это ж я буду не я, если... Aš nebūsiu aš, jei neužmėsiu ko nors. Есть вопросы у вас? Ar turite išklausimų?
Kokiu būdu atskirti meilę širdyje nuo geismo? Ум тоже в сердце, Protas taip pat yra širdyje. не находится в голове. Protas nėra galvoje. Tai smegenys. Это инструмент ума. Tai proto instrumentas. Viskas yra širdyje. Ir protas, ir intelektas, ir netikras ego. Visos problemos, viskas yra širdyje. Голова это как бы Galva kaip kompiuteris. Lizdas čia. оттуда все исходит. Iš ten viskas ateina. Как отличить? Kaip atskirti? Иногда мы думаем, что мы Kartais manome, kad mes mylime ką nors, bet mes nemylime. функция ума. Šis mąstymas, aš mąstau, yra proto funkcija. Иногда мы думаем, что кого-то любим. Kartais manome, kad ką nors mylime, bet tada paaiškėja, kad mes nemylime. Можем так думать. Tai savotiškas svajonių mąstymas. Geidžiama priimame už tiesą. Какая-то проверка. Bet kai ateina išbandymas, pamatome, kad nesame pakankamai geri. Tai nebuvo meilė. Это не называлось любовью. Иногда говорят, как Kartais manęs klausia, kaip atskirti meilę nuo geismo. вожделение, оно эгоистично. Geismas yra savanaudiškas, pavydus ir ambicingas, o meilė yra pasiaukojanti. Nieko mainais nesitikėkite už savo meilę. Tai reiškia, jūs nieko nelaukiate už savo meilę. Tai reiškia, jūs turite meilę. Но если это вожделение, Bet jei tai geismas, visada norėsite, kad jūs mylėtų. вас любили так же. Я тебя так люблю. Aš tave taip myliu, kodėl tu manęs nemyli? Tik aš tave stipriau myliu. Ne, aš tave stipriau myliu. Ne, aš tave stipriau myliu. O kas tave maitina? Reiškia, aš tave labiau myliu. Aš jau myliu tave duonos gabaleliu. Taigi, jeigu mane myli, turėtų man visiškai paklusti. Ne, tu turėtų man paklusti. O tu kieno bute gyveni? Живешь в моей квартире. Man mama sakė. Мне мама. Tai pati mėgstamiausia išraiška. Kai ją girdžiu, Самое любимое мое выражение. mane nupurto šiurpas, kai ją ištaria moteris. Man mama sakė. Говорила мне мама. Ужасное выражение. Siaubinga išraiška. Шикарное выражение на свете. Pati nektariškiausia išraiška pasaulyje, kokią tik gali ištarti moteris. Говорила мне мама. Man mama sakė. Качество Брахмана. Brahmano savybės ir varna tai šiek tiek specifiška. Немножко, как бы тут есть специфика. Это как Čia maždaug kaip basvys, kuris turėjo santykių su Naraina. Taip ir reiktų suprasti. вот так и понимать надо. Vaišnavas. Вайшнава. Ar žmogus veikiamas aistros nežinojimo gali turėti ir palaikyti santykius su Krišna? Все имеют вот. Вот здесь. O dabar klausimas apie santykių sąmoningumą. Отношения есть у всех. в любой Kiekvienas žmogus turi santykių, bet kurioje gūnoje, bet ar jis suvokia šiuos santykius? Todėl sakoma, kad gėrio gūnos buvimas suteikia šių ryšių suvokimą didesniu mastu. гуна страсти, она говорит, Aistros gūna suteikia šį suvokimą mažesniu laipsniu. O nežinojimo gūnoje jie ten visiškai nieko nesupranta. никогда не бывает в чистом виде. Tačiau sakoma, kad gūnos niekada neegzistuoja grynų pavidalu. Jos visada kartu, jos visada išsidėšiusios kaip raudonas, baltas ir mėlynas siūlas. Закрутите. Jei taip susuksite, pamatysite raudoną, mėlyną, baltą, viskas susipynę. Ir taip yra žmoguje. Ситуацию на гуне. Tam tikroje situacijoje jis nėra geras, tam tikroje situacijoje jis puola į aistrą, tam tikroje situacijoje jis atsiduria neišmanime. Вечная борьба. Todėl ši amžina kova dėl dominavimo tęsiasi. Благость побеждает. Иногда Krišnas sako, kad kartais laimi gėrio gūno, kartais aistros gūno, kartais pasibjaurėtina nežinojimo gūno. вечная борьба. Amžina kova dėl viešpatavimo. Все в гуне благо. Sakoma, kad reikia įsitvirtinti gerumo gūnoje. Ir kiekviena varna turi savo gėrio gūną,
turite teisingai suprasti tai. То есть это не значит, Tai nereiškia, kad jūs tampate brahmanu per varną. просто становитесь... Jūs tiesiog tampate brahmanu per sąmonę. Tai yra per sąmonę jūs esate brahmanas. Jūs suvokiate, kad aš esu brahmanas. Aš ne kūnas, aš esu dvasia. Turite dar klausimų? Вот девушка. Ranką merginos matau. Pasakykite, kiek svarbus asketizmas Krišnos sąmonėje ir kiek jis naudingas, kiek skausmingas. Prabhupada sako, kad tapasija nėra apie tai, kad kažko nevalgytume ar negertume. Здоровая тапасия или Sunkiausia tapasija arba askezė yra tai, kad nesielgti pagal savo užgaidas. самое трудное. Pats sunkiausias dalykas yra, mes nenorime paklusti. Mes nenorime niekam paklusti. Векали у нас, Kali amžiuje mes neturime jokių autoritetų. когда он Mes tik 3 kartus per metus paklūstame guru, kai atvažiuojame. Kai jis atvyksta, atnešame šlepetes ir maivomės prieš jį. Bet iš tikro mes nevykdome jo nurodymų, ko jis nori. Поэтому самое суровое Todėl pati skaudžiausia askezė, kaip Prabhupada sako, nesivadovauti netikru ego, подчиняться указаниям гуру. paklusti gurų nurodymams kasdien, kiekvieną sekundę. Tai askezė. Человек может не есть, не пить. Žmogus gali nevalgyti, negerti ir nepaklusti. Такая суровая опасность. Tai negriežčiausia askezė – nevalgyti, negerti, nemiegoti, savo kūną kankinti. Говорит тот, кто Krišnas sako, kad kiekvienas, kuris atlieka tapasiją ir askezės, kurių nenurodo šastros ir kankina savo kūną ir jame esančią paramatmą, yra tiesiog demonas. мы должны искать. Todėl remdamiesi šastros nurodymu atlikti tapasiją, turime suprasti, ką tai reiškia. Sakoma, kad žmogaus gyvybės forma skirta tapo divija. По дивьям. То есть Tai yra, visos šios asketizacijos turėtų mus pastumėti į priekį dvasinėme gyvenime. бесполезно. Jei kokia nors tapasija mūsų nepastumėja, tai reiškia, kad ji buvo nenaudinga ir žalinga. Šiandienos komentare Prabhupada sako, Берется только за то, что kad bhaktas imasi tik to, kas jį skatina Krišnos sąmonėje. Ir jis niekada nedarys nieko tokio, kas trukdytų jo Krišnos sąmonės vystimuisi. это и есть тапасия. Tapasija yra priimti tai, kas palanku dvasiniam gyvenimui ir atmesti tai, kas nepalanku. Tai yra tapasija. Mes įprastai visada priimame, kas palanku mūsų jausmams ir atmetame tai, kas jiems nepalanku ir galvojame nieko savo tapasija. Tapasija – tai atmesti tai, kas gal ir malonu jausmams, tačiau nepalanku dvasiniam gyvenimui. Дхарма выше чувств. Dharma aukščiau jausmų. Sakoma, brahmanas yra tas, kuris išmoksta arba išmoko atskirti jausmus ir dharmą. Дхарма выше чувств. Dharma aukščiau jausmų. Maža, ką sako jausmai. Матрас пашасту каунты яши точно суки духи даха. Он говорит, Jis sako, kad laimė ir nelaimė išnyksta laikui bėgant, kaip ir žiemos bei vasaros kaita, todėl jie gimsta iš jutiminio suvokimo. Todėl žmogus turi išmokti elgtis taip, kad šie jausmai jo netrukdytų. что там в моих чувствах? Kas žino, kas yra mano jausmuose? Visa tai netikra. Если я буду обращать Jei aš kreipsiu tai dėmesį, mano dvasinis gyvenimas baigsis. все такие чувства. O mes taip mylime savo jausmus. Oi, aš jaučiuosi negerai, aš taip negaliu. Что в этом обществе что-то не так. Aš jaučiu, kad kažkas čia negerai šioje Что эти люди visuomenėje. меня не любят, не понимают. Aš jaučiu, kad šie žmonės manęs nemyli, jie manęs nesupranta. Jaučiu tai. Чувствую. Tu. На ваши чувства. Jūsų jausmus. Так все. Mes taip visi esame panirę į šiuos nešvarius jausmus, Но они просто bet jie tiesiog egoistiški. Sakoma, kad juos persmelkia geismas. вожделением.
Говорится, где логово? Kur yra geismo lizdas? Jausmuose. Чувство это O экспансия jausmai разума, yra в разуме. proto plėtra. Jo geismas prote prasiskverbia į intelektą ir ten suka lizdą. Ir mes matome per šį geismą. Вожделение. Вот если здесь меня наслаждают, Jei aš čia mėgaujuosi, reiškia ši gera kompanija. ограничивают мою... O jei jie kažkaip mane apriboja, mano troškimus, tada jie manęs nesupranta. Они не понимают, что я естественно хочу себя вести. Jie nesupranta, kad aš noriu natūraliai elgtis. Голым ходить. И всех хватать. Хватать и хватать. Vaikščioti nuogas ir visus griebti, gaudyti ir gaudyti. Для кого-то это естественно. Ir kai kam bus tai natūralu. Ir jis yra nepatenkintas, kad čia negali vaikščioti nuogas ir griebti bet ko. Netgi reikia eiti kažkokią hamką. Netgi negalima rodyti kelių. Они не понимают. Taigi jie nesupranta, kūnas yra Dievo šventykla, ar draudžiama žiūrėti į šventyklą. Всякую чушь они говорят. Daug nesąmonių visokių šneka. Байки рассказывают. Daug tokių sutikau. Ужасы. Siaubas. Харе Кришна, спасибо. Hare Krishna, ačiū. Гран Шримад Бхагавад Гита, класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шри Нитайни Майсундра Киджай, Гауру Праминанды Хари Хари. Спасибо большое.